klausyk širdies, tavęs ji neapgaus, joje pradžia ir pabaiga gyvybės, tik atsistok prie tarpeklio stataus, iškart pajausi, kaip tave ji myli. O jūs klausote savo širdies? Širdies klausyti, žinoma, kad klausau. Pagal galimybės. Jeigu neprieštarauja žmonai. Šiaip pirmiausiai žmonos klauso, pagal antrą širdies. Jau pagal antrą jau širdies. Ne, tai čia būtų humoras. O iš tikrųjų, kas ten užšifruota klausyti širdies. Visą laiką turi galutinį sprendimą priimti, jeigu dar trumpiau pasakyti, pagal sąžinę, kaip tu jauti. Klausyti širdies, tai elgtis sąžiningai reiškia. Kaip pasakė Kantas kažkada, jo tie žodžiai, kur mamilis. Mane stebina du dalykai pasaulyje, žvaigždės dangų į sąžinės jausmą širdyje, sako. Tai va toks filosofas. O jei kitas daugiau jį nieks nestebina, bet to žvaigždė, tai ir mane irgi stebina tie dalykai, ir tas, ir tas. Atrodo, žmogus elgės blogai, bet jis žino, kaip elgės blogai. Jis jaučia, aš nesupratau, nežinojau, o iš tikrųjų tai duota kiekvienam žmogui. Ir net ir didžiausias nusikaltėlis jaučia, kai jis daro blogai. Bet kiek suprantu, ne visada klauso širdies, ypač šachmatai žaisdamos, kas jums labai gerai sekasi. Ten jau reikia kitais principais. Šachmatais aš jau dabar lygių neturiu, kaip sako, anksčiau buvau jaunesnis, žiopsau daug dabar, bet man jie patinka žaisti. O aš čia, šachmatais irgi, kas yra klausant širdies. Šachmatai yra žaidimas, kova, toks žmogaus atsiskleidimas. Ir dabar norint laimėti, aš čia buvau suradęs, kad man daug nedirbti, tokią padėtį, kad aš gaunu nuobodžias laimi kartais daugiau, bet nuobodžias pozicijas. Aš dabar to visko visiškai atsisakiau. Aukoju, kai man smagu, ką man būtų smagu, o man visai nesvarbu, ar aš išlošiu, ar pralošiu. Bet kad būtų įdomiai žaidžiama, kad pagal tą principą, kad klausyk širdies, parizikuok, įsigyk adrenalinų, o nesisėsk, žiūrėk, kad tu čia kas nors netyčia tau pėstininkų kokio nenukirstų. Apie metus taip sako, aš galiu pasakyti. Moterys turi tiek metų, kaip atrodo, o vyrai tiek metų, kaip jaučiasi. Toks posakis yra, o kartais jaučiuos ir dar senesnis negu esu, o kartais ir gerokai jaunesnis. Daugiau laikas skaičiuojamas įvykiais, o ne kiek ten tų metų, jeigu nieko nedarei, ką tu gyvenai. Nugyvenu, sako žmogus 80, kiek metų, nieko jis neveikia, nieko nedarė. O jis gali nugyventi 30, tai būtų daug turingesnį, prasmingesnį gyvenimą nugyvenęs. O kūrybai, sakykime, su metais, kai išminties daugiau kurti yra lengviau? Sunkiau. Protų visai nereikia išminties, kad kuriant kūrinius. Tai yra blogas dalykas. Turi neturėti protų, kad galėtum kurti tuo momentu, kaip kuri, tu turi neturėti protų. O jeigu tau pradedi protauti, tai tau kūryba jau baigas. Tu gali statistiką kokią daryti, gali istoriks apžvalgas daryti, bet meninį kūrybą, emocinį kūrybą tuo laiku, kai protas veikia, jį neįmanoma pagal mane yra. Arba jis turbūt kontroliuoja tik tai kažkiek dalinai, bet vis tiek, čia toks skirtinis atvejas. Lygiai taip pat, kai sako, reikia suprast, mokytis muzikos kūrinius, kokius. Suprast, ten juos turi jausti, o jeigu tik suprasit, ten joks tau nekūrinys, jis tau džiaugsmų nesuteiks, kad jį ten supratai. Kažkiek. Bet čia, tai mano asmenis, čia neteisinga nuomonė, aš vaikus mokyklai kitaip mokiau. Kaip išlaikyti tą optimizmą, gyvenant tokių sudėtingų metų? Pagal mane, jeigu giliau žiūrint, pesimizmas išvis žmogui neduoda jokios perspektyvos praktiškai. Jeigu tu pesimistas, tu jau save iš karto, jeigu iš mokslinio taško žiūrint, programuoji mirčiai. Pesimizmas, jau tu programuoji, kad tau čia nėra kas veikti. Tau vis bus blogin, ką tau gyvent. Tai jei tas tikėjimas, kad gali būti gerai, kad dar gerai, net jeigu yra blogai, ir tai yra gerai, geriau negu visai nebūta, ne. Ir tai yra gerai. Tai va šitas dalykas ir kitaip sakant, nepriverčiau, tiesiog be šito optimizmo. Optimizmas tai yra noras gyventi.
kokius asmenis galėtumėt pasakyti, kad vat, jie buvo lemtingi jums, kur padėjo jums, taip sakant, susigaudyti ir eiti tuo keliu, kur teisingų kelių? Apie to nukreipimų žmonės, tai ką, visų žmonių gyvenimas prasideda nuo tėvų, o ne? Tai jau kaip nenori kažkokį nukreipimą davė tėvai. Tai visiems duoda nukreipimą. Tai požiūris į gyvenimą, tai atjauta, tai kas gera, kas bloga ir taip toliau. Pusbrolis Biliūnas buvo man, padėjo, tėvai neturėjo pinigų, kai mokiausi išsilaikyti, man duodavo į savaitę po 5 rublius. O tuo laiku savaitę galėjai pragyventi už 5 rublius. Žmonės knygos labai mėgau skaityti visur. O per knygas tik susiduri su įvairiais žmonėm, kitų net neatsimeni, ne. O jos daro didelį labai poveikį. O jūs vat irgi, vat sakot, skaitot Kantą ir šiaip padomitės. Jūs pats savo atsakėt gyvenimo prasmė, kaip paprastai vardintumėt, vat, kas yra ta gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė tai yra pats gyvenimas. Pats su visai savo nuotaikais ir yra prasmė, kaip tu gyveni. Nereik niekur ieškoti. Ne vien tik malonumai būna į to, bet net ir nemalonumai, bet duoda prasmę. O gyvenimas tik augini vaikus, augi skaitais, dalyvauji, bendrauji, o mes dabar šnekam visai malonai, o jau gyvenimas. Turbūt visa kūryba yra skirta meiliai. Aš pagalvoju, taigi su metais keičiasi ir ta mūza, kuri įkvepia, ir tas vaizdinys. Čia paskiautė, tas viskas yra toks kaip pagalbinė priemonė. Kažkada būna suveikia tie hormonai ar fluidai, tu įsimyli, kas nors juda. Ir paskui jau tu seniai nesutinki, į niekad gal nesutiksi to žmogaus, į tau jo nereikia. Bet tas jausmas išlieka ir tu paskui kažkokiu būdu kartais prisijungia tie jausmai, tu pajauti tą kvapą, tą pavasario, ar sniegą, ar dar ką nors tokį, ypatingai kvapai. Jie atsigauna tiesiog, kai kažką kuriu, tai tiesiog jaučiu tuos kvapus, kažkokią situaciją kažkur, ne tą konkrečią situaciją, bet laikmetį, tą laiko dvelkimą tiesiog o tą. Ir tau lengviau būna kurti, žodžiai dedasi. Aš visais apie kūrybą galėčiau pasakyti taip, kas tai yra da kūryba. Pagal mane, pagal kitas aukštesnių kažkokių jėgų, kurių tu negali, kada nori prisikviesti, negali jų suprasti, kas aukščiau yra už tave. Galbūt pagal Jungą tai būtų kolektyvinis protas, tai sakyčiau, ne kolektyvinis protas, o gal kolektyvinis tas jausmas kažkoks, kai tau leidžia prisijungti. Tu tas įjauti ir tą savyje tokį kaitrą, tą tokį įkvėpimą, tokias situacijas nežinia kažkokią, ko tu nebuvai, ir tas tau leidžia būti kūrybingam tuo momentu. Jeigu apie tėtį mamą, ko iš jų išmokot? Gros smuiku mokė irgi, bet aš irgi pats išmokau, man ten buvo, pažiūrėdavau į pirštus, grodavau, pamačiau rusų vadovėlį smuiko, visai be jo, be tėvo pagalbos išmokau natas ilgumai, galėjau groti natom. Istorija visos tragedijos, kurios pasikartoja, būna komedijos forma išreikštos. Čia kažkas pasakė apie dramas, apie viską, apie gyvenimą. Tai čia irgi. Jau vieną kartą gal buvo kitaip, o antrą kartą, kai žiūri tą iš šonų, žiūri, kad ta tragedija turi labai daug komiškų spalvų. Ko norėtumėt savo palinkėti? Kad viskas būtų kaip dabar, eitų taip toli. Ir geriau. Žiūrėk, koks vakaras, kai saulė leidžias, žėruoja jūra ir dangus. Į mano pasaką sugrįžo meilė, atplaukus degančių laivų. Tik pabūk neskubiai, nuo manęs nepaveik, į naktį šešėlį ir tamsos. Jeigu tu netikra, tai netikras ir aš, tikra tik žara.